ko čia šiandien susirinkom? Ko nuveikti? Atvažiavau pasižiūrėti savo praeitį. Bet įdomu, gali būti ir ateitis tokia, jeigu toliau taip vadovau. Lygumos laukėlio, žalumas tėvėlio, sidabriniai dobilaliai, auksiniai žiedėliai, sidabriniai dobilaliai, auksiniai žiedėliai. Nu, su ta viltim tikriausiai, kad vis tiek mus supras, kad jeigu mokesčiai didėja nuo pelno, kad ūkininko galimybės investuoti ryškiai sumažėtų, o tai reiškia, kad tie ūkininkai, netgi kurie jau yra investavę, paėmę paskolas naujai technikai, ją privalės grąžinti greičiausiai negalėdami išsipirkti. Na, o naujas investicijos sustos, kitaip sakant, reikės vėl traukti tas senienas ir važiuoti. Nuo kažko reikėjo pradėti. Pirmas dalykas, tai netgi tos technikos neturėjom, turėjom arklį. Po to buvo T16 labai gera technika, paskui kai perėjom į Belarusius, kurių čia jau matosi yra, tai jau čia buvo labai geri laikai, prisimenant tą savo ūkininkavimo pradžią. Tai dabar, aišku, grįžti atgal tikrai labai žiauriai nesinorėtų, nes suprantu tai, kad grįžus atgal paprasčiausiai nesukonkuruotumėm su visais kitais Europos ūkininkais. Kokie lūkesčiai? Patys geriausi? Tai išgirs seimūnai? Supratimo. Supratimo ir vienodų sąlygų visiems. Liuks, ačiū labai. Nu ir pasididžiavimas tas mūsų. Kamaziukas. Pagyvenęs nuo anų laikų, bet atvažiavo pats. Nu ir traktoriukas gražuolis. Su frontaliniu tokiu kaip reikalas. Tai Kauno rajoniečiai, ko čia šiandien suvažiavom, ko susirinkom? Parodyti naują techniką. Gerą, modernę. Naujų mokesčių. Po naujų mokesčių. Kokią techniką reiks dirbti, grįžti į jaunystę. Seni geri laikai grįžta. Nedaug dievė tokių laikų. Tai labai tie mokesčiai smaugs. Dvigubai. Daugiau negu 30. O tai proporcija su kitais, kam siūlo pakelimus? Visiems po procentą. Labą po procentą mums 15. Tai ir įmonėm po 15 dar papildomų lai uždeda ir bus ramybė. Deda po 15. Mes dabar dar prieš balsavimą, kokie lūkesčiai? Geri lūkesčiai. Išgirs? Protingi lūkesčiai, kad žmonės atsipeikės. Ir kad pozicija bus kitokia, negu kad buvo praeitą savaitę prieš mėnesį laiko, kai vaikščiojom po frakcijas. O jeigu taip atsitiktų, kad šiandien nepritars mūsų pasiūlymam, kas toliau? Manau, spalis bus karštas. Iš karto po visų darbų? Taip, mes turim pasiruošti, pasidaryti, kaip bebūtų darbus visus, nes jeigu mes nepasėsim arba nenuimsim derliaus, neturėsim pajamų, tada išvis nesitapos. Gal neprasidėjo. Kokie lūkesčiai? Lūkesčiai visą laiką į priekį ūkininkai, turėdami vieną siekį, kad gautų kiekį. Užsiregistravo 21 Seimo narys, prieš darbotvarkės tvirtinimą nuo šoninio mikrofono kolega Vitalijus Beilis. Tiek diskutuodami vyriausybėje, Seime, pripažinom ir priėmėm sprendimą dėl to, kad žemės ūkis yra svarbus nacionaliniam saugumui. Siūlo balsuoti, nors mūsų komiteto buvo geresnis pasiūlymas, kur spręstų iš esmės. Dabartiniu metu ūkininkai dirba pagal fizinio asmens statusą, o mes siūlėme, kad būtų galima pereiti į juridinio asmens statusą. Deja, komitetas šito pasiūlymo, nors jau salėje jisai buvo praėjęs pateikimą, net nesvarstė. Tai dabar mes griebėme iš čia už šiaudo ir iš tikrųjų tokį skaityčiau laikiną, nes ateityje vis tiek reiks išspręsti šią problemą. Skubėti dabar daryti tai, ką mokat geriausia, dirbti, kad biudžetas tikrai jūsų darbo būtų toks, kokį ir planuoja vyriausybė. Tai ačiū dar kartą. Žalias kursas.
Kaip sekėsi? Nu tai pasiekėm tokią tarpinę pergalę, sakyčiau. Iš tikrųjų labai padėjo ūkininkas vienybė ir atėjimas, ir spaudimas Seimo nariams asmeniškai. Ir tai manau, kad nulėmė tą tokį tarpinį kompromisinį variantą. Ar jūs nežinot, ar jūs nežinot?